Sveiki, aš esu Alta Denta klinikos gydytoja odontologė Simona Dauparė. Sakykite, Simona, ką daryti, kad vaikas noriai sėstųsi į odontologo kėdę? Čia yra sunkus uždavinys tiek tėveliams, tiek ir gydytojui odontologui. Todėl turėtų pasistengti ir gydytojas odontologas, ir tėveliai. Pirmiausia, tėveliai turėtų atvesti savo vaikus tada, kai dar nėra problemos. Pirmas vizitas turėtų būti profilaktinis. O gydytojas odontologas iš savo pusės turi daugybę paslapčių. Tai vieną iš jų aš jums galiu išduoti. Aš naudojuosi metodiką sakyk, rodyk, daryk. Tai yra pirmiausia papasakoju apie pačią procedūrą, apie jos eigą, tada parodau viską. Tai yra instrumentus, kaip viską darysime. Vaikas gali daug ką paliesti, apžiūrėti, susipažinti. Ir tik tada pereiname prie procedūros eigos. Kada tėvai savo vaikus pas odontologą turėtų nuvesti pirmą kartą? Pirmas vizitas turėtų būti tik išdygus pirmajam dantukui. Tai yra maždaug 6 mėnesių. Kaip jau minėjau, pirmas vizitas turėtų būti profilaktinis. Su kokiamis dantų problemomis vaikai susiduria dažniausiai? Kaip ir suaugę žmonės, taip ir vaikai dažniausiai susiduria su skausmo problemomis. Dantų skausmą sukelia dantų ėduonis. Kad mes išvengtumėme dantų ėduonies, turėtumėme reguliariai lankytis pas gydytoją odontologą. Tik profilaktiniai reguliarūs vizitai gali padėti pastebėti dantų ėduonį pačiose ankstyviausiose stadijose ir tada galime užkirsti kelią skausmui. Todėl šią vasarą kviečiu visus atvykti į mūsų kliniką Alta Denta profilaktiškai pasitikrinti dantukus. Visą vasarą visiems vaikams profilaktinės pažymos į mokyklą, į darželius bei patikrinimai yra nemokami.